Viena iš globalių grėsmių – maisto trūkumas jaučiamas įvairiuose planetos regionuose. Taip nutinka dėl kintančio klimato, kenkėjų, dirvos erozijos ir įvairių stichinių nelaimių. Kita vertus, selekcininkai tradiciniais ir naujais būdais vis sugeba pagerinti kai kurių svarbių grūdinių kultūrų, daržovių derlingumą. Genetinėmis manipuliacijomis padidinamas pomidorų atsparumas šalčiui, o sojų atsparumas kenkėjams. Javai praturtinami maistingomis medžiagomis ir vitaminais. Mokslininkai tobulina ir ūkininkavimo metodus. Vienas svarbiausių krypčių – pagerinti maisto produktų kokybę, pridėti į juos sveikatai naudingų natūralių priedų, sumažinti nuostolius, kurie gali siekti net 50%. Tokie tikslai įrašyti ir viename iš Lietuvos sumaniosios specializacijos prioritetų. Pirmiausia, buvo aptariamos tos bendros sritys, kurios galėtų būti Lietuvoje prioritetinės. Na ir tų susitikimų metu buvo nuspręsta, kad agroinovacijos ir maisto technologijos tai yra svarbi sritis Lietuvai, kur yra ir potencialas ir moksle, ir žinoma, kaip ekonomikos dalis tai yra labai svarbi mūsų valstybei. Na ir buvo nutarta, kad šita sritis turėtų būti prioritetinė. Priminsime, kad sumaniosios specializacijos tikslas – sukoncentruoti lėšas į tas sritis, kur tikimasi geriausių rezultatų ir glaudaus bendradarbiavimo tarp mokslo bei pramonės įmonių. Planuojama sukurti įvairių naujų produktų, o kartu ir kritinį įmonių skaičių, galinčių specializuotis gaminti tokius produktus. Šioje kryptyje yra 3 prioritetai. Tai vienas yra tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas, kitas funkcionalusis maistas. Ir trečias prioritetas, trumpai tariant, tai biorafinavimas, tai yra inovatyvus agrobiožaliavų perdirbimas į įvairius aukštesnės vertės produktus. Pirmojo prioriteto dalis – tvarūs agrobiologiniai ištekliai priklauso žemės ūkio sričiai. Visų pirma, jo vykdytojai tobulins technologijas tausojančias aplinką, tokias kaip precizinis arba tikslusis ūkininkavimas. Tai darbų atlikimų žemės ūkyje tikslumo didinimas, kad būtų sunaudojama mažiau trąšų, mažiau chemikalų, mažiau degalų, gaunant daugiau žemės ūkio produktų. Tokie yra svarbiausi tiksliųjų žemdirbystės sistemų privalumai. Antrasis prioritetas skirtas funkciniam maistui. Pavyzdžiui, profesoriaus Venskutonio vadovaujama grupė tyrinėja vaistinius prieskoninius arba uoginius augalus ir ieško juose medžiagų, pasižyminčių ypatingomis funkcinėmis savybėmis. Jos gali būti antioksidacinės, antimikrobinės ir turėtų pakeisti vartotojų taip nemėgstamus sintetinius priedus. Be to, tokios medžiagos teigiamai veiktų mūsų savijautą ir netgi mažintų susirgimų riziką. Jos jau dabar plačiai naudojamos gaminant maisto produktus ar kosmetiką. Jomis papildytas maistas, jeigu moksliškai įrodomas jo teigiamas poveikis sveikatai, vadinamas funkcionaliuoju. Funkcionalusis maistas, kurio tėvynė yra Japonija, prieš 24 metus šita koncepcija buvo sukurta, bet tai yra viena iš sparčiausiai besivystančių visame pasaulyje maisto technologijų sričių. Tai yra maistas, kuris konkrečiai nukreiptas sveikatos gerinimui, susirgimų rizikos sumažinimui. Na ir kaip rodo statistiniai duomenys, tai kiekvienais metais šių produktų paklausa ir prekyba gana sparčiai didėja. Iš tiesų, tokios medžiagos formaliai vadinamos sveikatos žymenimis. Jeigu ES maisto tarnyba suteikia teisę gamintojams naudoti tokius žymenis ant maisto produktų, juos pagrįstai galima laikyti funkcionaliuoju maistu. Vienas iš pavyzdžių, galbūt irgi gerai žinomas, yra toks gėrimas Danakol. Tai ten galite perskaityti ant etiketės, kad jeigu 2 savaitės bus vartojamas po vieną indelį, tai galima tikėtis maždaug 15% sumažinti kraujo plazmoje cholesterolio kiekį. Labai paprastas pavyzdys. Taip kad, aišku, tie sveikatos žymenys gali būti nukreipti į labai įvairius susirgimus, bet, žinoma, gauti sveikatos žymenys, kurie jau teiktų, kad galima sumažinti susirgimų pačių riziką, tai yra žymiai sunkiau. Šį efektą minėtame gėrime sukelia augalinės kilmės fitosteroliai. Manoma, kad sparčiai pingant genomo šifravimo technologijoms, kiekvienas iš mūsų po keliarių metų gaus išsamią informaciją apie savo genų sudėtį ir silpnasias genomo vietas. Šią informaciją naudosis nutrigenomikos specialistai, patarsiantis, kokie biologiškai aktyvūs komponentai mums reikalingi, koks maistas labiausiai stiprina imuninę sistemą, mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką ir panašiai. Nutrigenomika – tai žingsnis personalizuotos mitybos link.
Trečiasis prioritetas skirtas biorafinavimo technologijoms kurti ir tobulinti. Paprastai kalbant, bus siekiama iš įvairių agrobiožaliavų gauti kuo daugiau ir kuo vertingesnių produktų. Tai itin perspektyvi sritis. Šiuo metu yra tikrai labai daug atliekų susidaro ir šalutinių žemės ūkio produktų, sakykime, kada mes norime gauti, paprasčiausias pavyzdys sultis, sakykime, išspaudus vaisius ar uogas ir gauname sultis kaip pagrindinį produktą, jisai pakuojamas, parduodamas, o išspaudos, kuriuose lieka labai daug vertingų medžiagų, kaip dar daugiau negu pačiose sultise, dažnai panaudojamas labai neefektyviai. Ten tręšti ar netgi kartais išmetamos kaip atliekos yra. Tai va, iš tokio šalutinio produkto mes biorafinavimo būdu siektume išskirti vertingus komponentus, kurių vertė yra žymiai didesnė, žinoma, negu panaudoti tokias atliekas ten žemės ūkio kaip trąšas. Tarkime, biorafinavimo būdu išskiriamos kvapiosios medžiagos sudaro tik apie 1 ar 2 procentų žaliavos. Todėl likusią medžiagą taip pat verta perdirbti ir išskirti iš jos antioksidantus, tokius kaip fenoliniai junginiai arba flavonoidai. Pavyzdžiui, Latvijoje pramoniniu būdu auginami putinai. Jų sultis labai vertingos. Jos naudojamos maisto pramonėje įmaišant į kitas sultis. Putinų sultise daug antioksidanto, chlorogeno rūgšties. Iš išspaudų taip pat galima gauti nemažai aliejaus, kuriame yra riebaluose tirpių vitaminų ir kitokių biologiškai vertingų medžiagų. Mes čia, kad dabar esame, sakykime, irgi vienoje iš atviros prieigos centrų laboratorijoje, kurią mes vadiname bioaktyvių medžiagų išskyrimo iš augalinės žaliavos laboratoriją. Na ir mes, pavyzdžiui, įsigijome taip vadinamą virškrizinės ekstrakcijos įrangą. Tai yra, kada panaudojamas toks aplinkai draugiškas tirpiklis kaip anglies dvideginis, labai didelėme slėgyje ir manipuliuojant įvairiais parametrais, slėgių, temperatūra, mes galime išskirti, vienas ar kitas medžiagas, kad ir iš tų pačių uogų išspaudų. Tai vienintelė tokios ekstrakcijos sistema Lietuvoje. Keičiant slėgį ir temperatūrą, kinta įvairių augaluose esančių medžiagų tirpumas ir taip galima išskirti norimas didesnės vertės frakcijas iš uogų, augalų ar kitos žaliavos. Tačiau tuo procesas nesibaigia. Pirmiausia, tai yra ilgas mokslinis darbas, optimizavimas tų procesų, nes ta pati matrica yra labai sudėtinga, ten labai daug įvairių medžiagų yra ir jas išskirti, išfrakcionuoti, įvertinti, tai ilgas darbas. Na ir po to jau turime tokių produktų, kurių esame pagaminę ten, sakykime, kilogramo maždaug eilėje ir galime jau juos siūlyti, reiškia, maisto pramonės ir kitoms kosmetikos įmonėms ir tai ir darome. Pastaruoju metu mokslininkai vykdo keletą projektų, finansuojamų pagal inovacinių čekių programą. Tie projektai skirti prototipams sukurti. Kaip žinoma, viskas prasideda nuo idėjos. Jos gyvybingumas įrodomas sukuriant prototipą, kuris po to įdiegiamas į gamybą. Mes praktiškai esame su nemaža dalimi produktų jau tame 3 etape. Turime prototipus, kadangi kai kuri įranga yra taip vadinama pilotinė. Kai galima pagaminti ten produktą ne gramais, kaip laboratorinėje įrangoje, bet kilogramais ir juos plačiau išbandyti. Tai turėjome mes konkrečiai kelis projektus perdirbant įvairias augalinės kilmės žaliavas. Kai kuriuose Lietuvos degalinėse ir kitose įmonėse verdama daug kavos, todėl buvo nuspręsta patikrinti, kokių naudingų medžiagų galima rasti tirščiuose. Ir iš tiesų, mokslininkai išskyrė apie 20% augalinio aliejaus turinčią daug polinesočiųjų riebalų rūgščių. Jos galėtų būti taikomos gaminant kosmetikos preparatus, įvairius kremus. Biorafinavimo procesas nėra pigus, todėl kai kurie nauji produktai yra per brangus naudoti masiniai maisto produktų gamybai. Tuo tarpu kosmetikai kaip tik. Jau ir dabar kai kurios bendrovės pardavinėja, sakykime, savo tenais įvairių uogų išspaudų aliejus. Na, jie pagaminti taikant nelabai šiuolaikiškas technologijas dažniausiai ir mes kartais juos patyrinėjame, kartais greitai oksidinasi, tuo tarpu mūsų taikomos virškrizinės ekstrakcijos technologijos, mes gauname labai gryną produktą, be jokių organinių tirpiklių, tai irgi labai patrauklu daugeliui gamintojų, kadangi vartotojai dabar nori kuo natūralesnio produkto. Iš aviečių, juodųjų serbentų, šaltalankių, aronijų, putinų išspaudų pagaminti produktai jau išbandomi kosmetikos preparatuose. Profesorius Rimas Venskutonis bendradarbiauja su Pietų Korėjos mokslininkais ir verslininkais.
kurie atlieka ekstraktų tyrimus, kuria ir gamina inovatyvius produktus. Mes esame siuntę jiems bandinius ir kai kurie ekstraktai pagaminti mūsų laboratorijoje pasirodė labai veiksmingos priemonės prieš kai kurias vėžines ląsteles, pavyzdžiui, melanomos. Taip pat turi kitokį poveikį, ten yra šiuo metu madinga balinti odą, pavyzdžiui, jie labai suinteresuoti tokiais produktais. Taigi tie komponentai, kuriuos mes vadiname funkcionaliaisiais komponentais, jie gali atlikti funkciją ir maiste, pavyzdžiui, būtent antioksidatoriais, laisvų radikalų sujungėjais, antimikrobinėmis medžiagomis ir gali jie būti kosmetikos preparatuose atlikti tam tikrą vaidmenį. Mokslininkai pripažįsta, kad labiausiai jie ekstraktuose ieško tam tikros klasės biologiškai aktyvių molekulių, mikrokomponentų vadinamų polifenoliniais junginiais. Tai tokie junginiai kaip flavonoidai ar fenolinės rūgštys. Apie jų teigiamą poveikį sveikatai yra labai daug informacijos. Pavyzdžiui, iš aviečių išspaudų galima išskirti ekstraktus, kuriuose labai daug elago rūgšties ir jos darinių. Tyrimai liudija, kad tai ne tik stiprus antioksidantas, bet ir vėžinių ląstelių slopintojas. Praktiškai, kad ir išspaudose ar medicininiuose, aromatiniuose augaluose dažnai yra labai daug įvairių fenolinių junginių struktūrų, polifenolių, tai mes įvairiais būdais išfrakcionuojame tas frakcijas, įvertiname jų, pavyzdžiui, antioksidacinės savybės įvairiose sistemose, sudėtį, ir tokiu būdu, žinodami tų sudėtinių dalių galimą poveikį sveikatai, galima toliau jau siūlyti. Pavyzdžiui, vienai kompanijai auginančiai juoduosius serbentus, mokslininkai sukūrė technologiją iš juodųjų serbentų pumpurų gaminti eterinį aliejų virškrizinės ekstrakcijos metodu. Verslininkams dabar siūloma įvertinti šio aliejaus panaudojimo galimybės. Pluoštinėse kanapėse taip pat yra labai įdomus bioaktyvūs junginiai, veikliosios medžiagos, bendrų pavadinimų kanabinoidai, ir yra vis daugiau informacijos literatūroje apie jų įvairų poveikį fiziologinį, pavyzdžiui, prieš epilepsiją, prieš vėžines ląsteles ir kitokį. Taip kad dabar dirbam irgi su Lietuvos ir su užsienio firmomis, optimizuodami procesus, išskiriant šitas veikliasias medžiagas, jas sukoncentruojant iš pluoštinių kanapių. Kanabinoidai tai vadinamieji fitochemikalai, kuriuos sintetina tik kanapės. Vienas kanabinoidas yra narkotikas, tačiau mokslininkai dirba tik su tomis kanapių veislėmis, kuriuose draudžiamos medžiagos yra labai mažai, todėl šią technologiją jau gaminami produktai, tikintis, jog jie bus efektyviai panaudojami kaip pagrindinė žaliava maisto papildų ir farmacijos preparatų gamyboje. Liaudies medicina – sritis, kur žmonės šimtmečiais tikrino įvairių uogų ar žolelių gydomąsias bei maistinės savybės, pasikliaudami intuiciją ir ilgamečių stebėjimų rezultatais. Maisto mokslo specialistai dabar tam nori suteikti mokslinį pagrindą. Mes dar vadiname tas medžiagas antrinio metabolizmo produktais. Jie tokie įnoringi augaluose, taip kad aišku, augalas juos gamina savo, ne mums, ir ten jų sudėtis labai priklauso nuo įvairių veiksnių, todėl daug tokių yra parametrų, kuriuos reikia įvertinti, optimizuoti, norint gauti daugiau to produkto ir pigiau. Tai praktiškai taip. Žinoma, mes čia atliekame tik tais technologinius ir cheminio įvertinimo darbus. Gamtinės kilmės antioksidantai gali pakeisti dabar naudojamus sintetinius priedus, apsaugant maistą nuo oksidacijos. Kita vertus, mūsų organizme jie neutralizuoja reakcingų deguonies darinių perteklių, susidarantį dėl išorinių sąlygų ar uždegiminių procesų. Taigi artimoje ateityje tokios gamtinės kilmės medžiagos padės mums išvengti netgi vėžinių ligų ar diabeto. Be abejo, gautus preparatus reikia išbandyti tyrimuose su gyvūnais, vėliau atlikti klinikinius tyrimus su pacientais. Tik tuomet galima tikėtis galutinio produkto naudingo žmonių sveikatai.